Labadiena, gerbiam. Labadiena, Žilvinai. Tai norėjau aš pasiklausti pas jūs, ar teisingai pasielgiau. Nu, aš kaip ir sakiau, dirbau, kaip ir dirbau. Taip. Ir dabar atvyko toks patikrinimas, reiškia, ten kviečia žmonės, tikrina ten alkoholį, ar tu geri vartoji alkoholį, nu kaip darbe būna, žinot, tokie patikro. Taip. Ir ten mums reikia, reiškia, seilių testą duoti. Ir veža tas seilės į Londoną, įsivaizduokit, kad ištirti, ar tu ten gėri, ar tu negėri. Ir aš dabar padariau didvyrišką tokį darbą, aš nuėjau su suverenų kortelę, pateikiau ir pasakiau, aš atsisakau jums duoti savo seilės, nes čia yra mano asmeninė seilės ir čia mano DNK, čia mano, sakau. Ir ką jūs galvojat, jie užsirašė ir nieko ir atidavė man. Liepė dar nusifotografuoti tą testą ir pasakė, ačiū jums ir viso gero. Valiu, sveikinu su pergalė, nu čia yra fantastika. Taip, nežinau, kom čia visi nustebę mūsų darbuotojai, ten mūsų kapitono padėjėjas ir kapitonas tai žinojo, kad aš suverenė, aš su jom buvau kalbėjus ir žmogus, nu, toks jau vyresnis už mane, bet jisai sako, jeigu tu nori darbą dirbti, tu kol kas nesakyk, kad tu suverenė. Nu, kol manęs nelietė, to aš nieko nesakiau, bet kai jau man reikia tas seilės duoti, tai sakau, nu jau čia viršūnė, sakau, ne, sakau, o jie nežino apie tai, sako, ką tai reiškia žmogus. Sako, o ką tai? O sako, kodėl tu nenori seilių duoti? Sakau, jūs suprantate, sakau, čia yra mano DNK, sakau, o gal man kloną padarys kokį? O gal, sakau, nu kodėl jie turi taip daryti? Sakau, aš paklusniai tik Dievui, sakau, aš tik tikėjimas mano toks, aš negaliu, sakau, man šventa čia yra. Ir žinokit, visi nustebė, į mane žiūri, dabar taip nežinau į ką. Klausykit, didvyrė konkrečiai, nu? Tai va, aš jam pasakiau, aš darbą prarasiu, bet seilių jums neduosiu. Matot, jeigu iš tikrųjų ten kur nors į Angliją siunčia, tai jie supranta, kas yra žmogus ir asmuo. Ir čia ras pareiškiai, aš žmogus, mano įsitikinimai tokie. Jiem ir vsio, ir velniai atsitraukė. Va. Taip, ir jie užrašė, kad aš suverenas tam viską ant tos blanko, ant tos anketės. Nu, vėl tik žiūrėsiu dabar, kaip dabar sureaguos kompanija. Starponas sako, nebijok, sako, turėtų viskas praeis gerai. Praeis, žinokit, gerai, taip. Klausau. Tai va, didvyrė buvau čia. Jo, aš džiaugiuosi, kaip gerai, kad pasidalinot tą tokią žinią. Taip, pasidalinau. Jo, o žiūrėkit, gal jūs rugsėjo 7 jūs gaunate mailus, tikriausiai atvyksit į koncertą? Šiuo metu darbė esu, va, aš grįšiu tik tai rugsėjo gale. Tai va, aš mačiau, kad ir koncertas įpils, kad esi komandiruoti. Tai va, kovoju čia. Jo, nu, bet jūs šaunuolė, va taip ir reikia, jo. Šiaip iš tikrųjų tai praktika rodo, kad labai ten nereikia kažko aiškinti apie religinius tuos įsitikinimus, bet kada jau prispiria, mano religiniai įsitikinimai, kad aš esu žmogus. Ir, taip pasakiau, net ten ant to, reiškia, dokumento yra tas, kad nuskanuoti gali tą svetainę. Tai Starpomui sakau, galite įeiti pažiūrėti svetainę. Sako, aš nesuprantu, kas čia per organizacija. Sakau, tai įeikit, pasižiūrėkit. Tai jisai nusiskanavo, sako, dabar suprantu. Sako, tai čia geras planas, sako, jis man sako, čia geras planas. Sako, čia gali visi pasinaudoti. Jis man sako, aš nutylėjau, nieko nesakiau, jau eikit. Tai va, tokios naujienos. Super, žinokit, čia fantastika. O šiandien pasidalinsiu su jumis tokį ženklą. Mes turim kūdrą ir saulė šviečia. Ir aš jau lipu į kūdrą, įlindęs jau iki pečių ir virš manęs toksai erelis praskrido šalia. Nu, toks, to antiek palankų ženklas, nu galvoju, kažkas tokio. Ir va, čia jūsų istorija, matyt, dar bus kažko tokio. Atstovėjom, kaip sakant. Nu gerai, čia labai. Atstovėjom, stoviu, kaip sakant. Tai va. Jau ir aš pasakiau, man sako, oi, tu pagalvok, jeigu tu nori dirbti, tu geriau reiks atiduok tą testą. O man viduj toks pasipriešinimas. Nebereikalo, aš tapau suverenė, kad čia man pasiduoti čia kažkam tai. Ir aš pasakiau, sakau, aš darbą prarasiu, bet sakau, aš neduosiu, sakau, tu testų, sakau. Kaip gerai, kad yra tokių stiprių žmonių. Aš kaip džiaugiuosi, žinokit, fantastika. Jėga tokia jaučiasi, konkrečiai. Taip.
Nu. Pergalė, liuksas. Dievas su mumis. Taip. Super. Gerai. Tai ką, gerai, tada gerų švenčių jums, ten gero, gražaus koncerto. Dėkuoju. Viso gero. Gerai, sėkmės jums. Iki.